Kas yra šilumos smūgis? Sveiki, paaiškinsiu, kaip įvyksta šilumos arba saulės smūgis. Čia Emilija. Ji ką tik sunegalavo. Jai pradėjo skaudėti ir svaigti galva, pradėjo mirgėti akyse, širdis pradėjo greitai plakti ir ji apalpo. Kas jai nutiko? Netrukus atvažiavo greitoji pagalba. Ji patikrino jos bazinę kūno temperatūrą, o ji pakilusi virš 40 laipsnių. Dabar jau aišku, kad Emilija patyrė šiluminį smūgį. Šiluminis arba kitaip vadinamas saulės smūgis ištinka, kai žmogaus bazinė kūno temperatūra yra labai aukšta ir organizmas nespėja jos atvėsinti. Tai dažniausiai nutinka per oro karščio bangas. Tačiau, jeigu negersi pakankamai skysčių ar intensyviai sportuosi šiltuoju metų laiku, tave taip pat gali ištikti šiluminis smūgis. Stiprus šiluminis smūgis yra pavojingas gyvybei, todėl reikalinga skubi medicininė pagalba. Pirmoji pagalba ištikus šilumos smūgiui – tai sumažinti kūno temperatūrą, perkeliant žmogų į vėsų, gerai vėdinamą pavėsį ir būtina išrengti iki apatinių. Tada kūną vėsiname dėdami šaltus kompresus ant kaklo, nugaros, pažastyse, kirkšnyse ir įjungiame ventiliatorius nukreiptus į ligonį. Atgavęs sąmonę žmogus turi išgerti kuo daugiau vandens. Šilumos smūgio rizika padidėja, kai aplinkos temperatūra pakyla aukščiau 26 laipsnių Celsijaus. Kiti rizikos faktoriai yra senyvas amžius, dehidratacija, diabetas, psichinės ligos, sportas, alkoholizmas, narkotikų vartojimas, aukštas kraujospūdis arba tiesiog dėvimi aptempti ir judesius varžantis rūbai. Norėdami išvengti saulės smūgio, būkite budrus per karščio bangas, venkite tiesioginės saulės, dėvėkite laisvai krentančius rūbus ir gerkite kuo daugiau skysčių, geriausia vandens. Palyskite po vėsiu dušu ar išsimaudykite vonioje. Taip pat galite apipurkšti odą ir rūbus vėsiu vandeniu. Stenkitės pakeisti dienos ritmą ir sportuoti rytais arba po saulėlydžio. Paprasčiausiai stenkitės išlikti vėsus, kiek tik galite. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Prenumeruokite mūsų kanalą ir nepraleisite naujų filmukų.